netoli turbūt 20 kokių. Atsiprašau, aha, Ar tik jungiau. dabar, ne? Aha, Aha, gerai. jo. Tai rezultatai tai tikrai stulbinantis. Aš ant savo mamos matau, jinai šiaip tai turi prieš diabetinį, pas ją būdavo ir iki 9 pakildavo cukrus, turi autoimuninę skydliaukę pas ją, praktiškai operuot norėjo, bet jau mažėja, netgi mėnesį vartoja su biškiu. O kiek Ala metų Cukrus tavo jai mamytei? 82 metai. Oho, 82, pas ją ir su stuburu buvo problemos, ir kojos stieno, su sąnariais buvo ir sėdmenų nervas užspaustas. Tai praktiškai skausmų nejaučia dabar. Kojos tai ten pas ją, sako, ryte atsikeliu, kojos neištinusios, net praktiškai po pirmos nakties pastebėjo. fantastika. Tai, o cukrus dabar normalizavosi 5,1, 5,2, praktiškai pastoviai. Pas gydytoją buvo, tada jinai matomai gal ir biški pasinervavo, bet buvo 5,5, tai praktiškai čia labai puiku, kai Tai jau būdavo visada tikrai didesnė. labai smagu girdėti. Tai ant kiek įsivaizduokit. Šiaip jinai. Mhm. Šiaip labai pas ją ir nuotaika pagerėjo, praktiškai energijos irgi darbinga pasidarė. Net nuotaika ant tiek pagerėjo, kad netgi pasikeitė baldus namuose. Oho, Tiesiog, nes būdavo vis virkšlena, kam aš reikalinga. Kiek čia liko man gyventi ir prašau, žmogus. nuostabu. Nuostabu. Ir svarbiausia, jūs įsivaizduokit, o dukrai, koks džiaugsmas, ane, kai mato, kad jos mama antiek atsigauna ir dar atsimenu, Alas sakė, kad nemažai vaistų nuėmėt cheminių mamytėje, ne? Taip, netoli 20 ten vaistų, papildų, visokių žolyčių nustojo ten vartoti, nes ten visokių ciberžolių dar dadėdavo visur, dar kažko tai visokių mišinių. Vis tiek nori biški gyventi, skaitau, gal ir sveikiau gyventi nuo tų skausmų, nuo visko. Tai kai pasižiūrėjau, kiek ir ko jinai vartoja, tai tiesiog apstulbau. Tai praktiškai visus iš šono palikom. Pas ją dar jinai širdininkė, jinai stebima, tai biški dar palikom. Paskui, jinai kaip padarys tyrimus, žiūrės ten kardiogramą, ten jai visą ištirs pas kardiologą, visus tyrimus padarys, žiūrėsim, gal ir net ir tuos nuimsim, jeigu viskas gerai, nes čia širdies ir kraujagyslių visi produktai veiksmingi šitam reikalui pagerinti. Labai dėkoju tau, mieloji, labai dėkoju už atsiliepimą. Ačiū tau, Alai. Klausom, Audrute. Žodžiu, tikrai neatsidžiaugiu Kologardu. Dabar aš jau nebeturėjau kokią savaitę laiko. Man apie 20 metų buvo tikrai užkietėjimai su viduriais ir visą tai aš ant tiek susitvarkiau, kad, net nebežinau, aš ant tiek laukiu produktų. Tai normaliai išeidavau ir be Kologardo, bet dabar vėl sulaukiau, tai labai smagu. Dabar susitvarkė miegą su sunsetu irgi nerealiai. Anksčiau, nežinau, nebesapnuodavau, dabar net ir sapnuoju sapnus. Su Nraisas išsilyginau, kad ant kaktos, sakyčiau, lyginas tikrai raukšlės. Kas dar labai galiu pasakyti, man labai skaudėdavo kojas, pas mane tikrai didelis daržas sodas ir aš kiekvieną vakarą ten laistymai, žodžiu, daug darbo. Ir tai nueidavau miegoti naktį, tai man, nežinau, jau keletas metų aš nebegalėdavau skausmo, tas kojas skaudėdavo. Ten betrindavau, tiesiog irgi tų vaistų, seniai jau aš juos atsisakiau ir taip pat kita moteris sakė, ten mama atsisakė visokiausių žolelių, bet pas mane taip pat jau 3 mėnesius stovi niekas nejudinama, nes tikrai turiu daug visko prisipirkus. Ten aš natūralius dažniausiai pirkdavau, bet aš viską padėjusi, nes man puikiausiai veikia šitie produktai. Spaudimas susitvarkė nuo 3 mėnesiai, tikrai realiai nepaėmiau jokio kitokio vaisto, nes būdavo spaudimas kildavo ir 180. Kažkada dar, kai dirbau darbinę, 200 ir jau nebežinodavau, galva plyšdavau skausmų. Dabar
tikrai, nu, super, nu, nesidžiaugiu. Vyrui taip pat, jau jisai dar nebesulaukė tų produktų, tai viskas dabar jau gavom, vėl duosim toliau. Ir, na, kol kas gal tiek, bet tiesiog jie tikrai, tikrai veiksmingi. Labai ačiū. Dar pasidalinti trumpam. Taip, klausau. Labas vakaras, norėčiau tikrai pasigirti ir pasipasakoti. Pati, reiškia, pasidariusi kraujo tyrimus, mane nustebino, kad nėra pas mane kraujo krešėjimo. Taip man su širdim yra, nes aš turiu ritmą ir be to aš kraujo krešėjimų vaistukų nevartojau. Tikrai nevartojau, man buvo išrašyta, bet aš nevartojau. Nei nuo kraujo spaudimo, nei nuo pulsą, tai žinok, jaučiuosi visiškai kitaip. Bet yra svarbiausia, kad nepavargti. Šie produktai tikrai yra unikalūs, labai geri. Ypač ir miegui, įtampai, stresui, tikrai jisai duoda gerą poveikį. Šiuo metu jaučiuosi labai gerai ir tikrai žmonėms, kam yra problemų, bandykit, ne tik bandykit, bet stokit ir pirkit ir naudokit dėl savo sveikatos. Pagrindas mums yra sveikata. Tikrai taip, ačiū Stefutė. Ir čia Kristina paklausė, Jolantėlė, jūs įsijungit mikrofoną, jeigu galite ir kamerą, labai smagu, kad jungtumėtės. Kristina klausė, ką naudojo, tai aš kiek žinau, Alos mamytė viską naudojo, visą sistemą. Tai dabar, Jolanta, jeigu galite, jungitės mikrofoną, jūs parašėt, kad jūs galite pasidalinti. Labas vakaras. Labas vakaras. Aha, girdim. Gal galėjo Jolantėlė kamerą įsijungti? Aš galiu taip pat pasidalinti. Jeigu matysit mane, gal matysit. Esu grįžus dabar į Lietuvą, tai galėsiu pasidalinti apie produktų. Tą trijulę naudoju nuo balandžio mėnesio, 2 mėnesius. Tai kolongardas labai man sutvarkė virškinimą. Labai skaudėjo kairį šoną, čia gal ir buvo kažkas tai problema tokia didelė, pastoviai kairį šoną man skaudėjo. Tai susitvarkė, labai nuėmė. Paskui traukiau Sunraisą. Man tai čia, tas Sunraisas, tai energijos labai daug sudavė, rytais atsikeliu, nežinau, žvali, o miegu iš viso tik po 5 valandas. Mano darbas yra stovimas po 16 valandų. Kojų tinimas praėjo visiškai, būdavo pačioj, kai pėdos yra, tai nustovimo darbo, ištindavo tie kauliukai, vadinami čia pačioj, būdavo kaip bačkytės kojos, kai grįždavau. Tai vat vakarais, kai grįžtu iš po darbo, sučilpiu Sunraisą, kad nuimtų man visą Sunsetą, jo, labai greitai užmiegu, aš naudoju tik tai jį po trečdalį. Labai gerai. Po 10 minučių užmiegu labai greitai ir ryte atsikeliu tokią energingą, 5 valandas te pamiegojus, išgeriu vėl Sunraisą, aš vėl į darbą. Man tiek energijos, labai džiaugiuosi. Tai iš tikrųjų dabar ir savo šeimą aprūpinsiu, taip pat ir vyrą, taip pat ir mamą. Jo, labai smagu. Rekomenduoju, kas dar neišbandėt, nuoširdžiausia rekomendacija, tai tikrai aš pati ir Norvegijoje skleisiu žinią, net ir kolegės jau laukia pabandymui parvežti, tai manau, kad... Labai gerai, net kažkaip mane čiurpas perėjo. Nežinau, labai džiugiuosi, aš ant veido tiesiog pamačiau, aš nenaudoju jokių jau kremo, tų vadinamų pudrų, kur anksčiau naudodavau, tiesiog matosi ant veido, visi tie tokie, matos tikrai nei spogiukų, nei nieko, tikrai labai džiaugiuosi. Labai dėkoju tau, Jolantėlė, kad išėjai į atsiliepimą. Ačiū tau, Meloj. Ir dabar dar, man atrodo, Reda parašė. Reda, junkis. O šiandien mes turėsim daug atsiliepimo. Reda, junkis to. Labas vakaras. Labas vakaras, Meloj. Jeigu gali kamerą įsijung, žmonėms bus maloniau, bet jei neprievartausim. Jungsiu šiandien, nenoriu jungtis. Tai va, noriu pasidalinti savo patirtim tokia, reiškia.
Neturiu kažkokių didelių bėdų, bet man reiškia šį pavasarį nei iš šio, nei iš to pradėjo skaudėti pečius, reiškia rankas. Ir aš negalėjau ranką, netgi vairuodama mašiną, su dešinė ranka aš negalėjau palaikyti vairo, reiškia. Ar ten, pavyzdžiui, pakelti ranką, negalėjau visiškai. Ir aš kaip tik gavau siuntą, reiškia, ir pradėjau naudoti Kolongardą, Sunrise'ą, Sunsetą, reiškia. Ir žinokit, galiu pasigirti, kad aš po geros savaitės laiko pradėjau, tiesiog pradėjau slopti viskas ir man šitas rankų toksai, sakykime, atėmimas ar ne, aš faktiškai bet kokį judesį nebegalėjau padaryti, jisai dingo. Dingo, o skausmas buvo iš tikrųjų labai erzinantis ir toksai skausmingas, jeigu aš net naktį atsibusdavau nuo šito skausmo. Ir aš, reiškia, kol gavau šitos produktus, gėriau šitos ganėtinai stiprius ten, nemesi, nes aš, tiek skaudėdavau. Toliau, reiškia, turiu spaudimą tokį žemąją pusę. Ir aš, kai pradėjau naudoti Sunrise'ą, jau įjungiau, reiškia, po geros savaitės taip laiko. Tai žinokit, galiu pasakyti, kad aš jau antrą rytą, tiesiog superinį, tokį energingumą, reiškia. Ir tokį, nors aš ir šiaip mėgstu veikti, bet po šito, reiškia, aš pradėjau dar labiau norėti, reiškia, atsirado toks ir jėgų, ir energijos, ir norėjimo veikti, reiškia, entuziazmas, sakykime taip. Tai va, su miegu problemų neturiu. Bet ar tai priklausydavo, pavyzdžiui, nuo mėnulio, gal kokiu pilnaties, reiškia, būdavo, kad taip, miegu, bet ryte atsikeliu tokia kažkokia, kažko lyg tai trūktų. Miegojau, bet kažkas tai ne to. O kai Sunsetą tai yra, Sunsetą panaudojau, pagėriau. Žinokit, tokiu giliu miegu, tokiu atrodo atsibundu, kaip, nemoku pasakyti, kaip išplauta galva, kad būčiau. Tikrai taip, tikrai taip. Pojūčiu tokiu, tiesiog toks visiškai kaip mažo, kaip tai yra kaip kokio kūdikio miegas. Toliau, kas liečia veido odą, gal vat pačiai taip girtis apie savo išvaizdą, ir nenorėčiau, bet jeigu aplinkiniai sako, tu kažką naudoji, kad tavo veido oda tokia, reiškia, skaisti ir sako, ir tų šitų raukšlių nebesimato. Aš aišku, netyliu to klausimu, pasakoju žmonėms, nes, kaip pasakyti, ir dabar kalbu ir man, žinokit, širdis džiaugiasi iš tikrųjų, nes ir skaniai tu juos, tai yra gerai jautiesi juos vartodamas, gerdamas tai yra, ir kai tau, tiesiog pranyksta tokios problemos, tai yra super puiku. Dar ką norėjau pasakyti. Paėmiau, pasidariau tyrimus, reiškia, tiesiog šovė į galvą, nežinau, prieš kiek laiko buvau poliklinikoje buvusi. Galvoju, nuvažiuosiu pasidaryti tyrimus, reiškia, kai jau panaudojau šituos produktus jau. Tai žinote ką, po kurio laiko man ten paskambino po kelių dienų sesutė ir sako, sako, tiek norėjom prie ko nors prikipti, sako, bet neturim nė vienu punktu, prie ko prisikabinti. Tai va. O, žinokit, galiu pasakyti, esu jau nebe pirmos jaunystės, bet aišku, savęs į nuostolius nenurašau, gink Dieve. Bet, žinokit, tai yra labai smagu išgirsti. Tai va. Ką daugiau? Nuostabu, Reda, nuostabu. Tikrai, kaip smagu girdėti, nes tiesiog reikia apie tai kalbėti. Tai va, aš negaliu, žinokit, nutilti ir užčiaupti savo burną, kai išgirstu, kada žmogus sako, man ten tas blogai, tas negerai. Aš jam noriu pasakyti tik tiek, kad tu turi suprasti, ar tu nori cheminių preparatų, ar tu nori natūralių dalykų, kurie tau negadins kepenų, kurie tau negadins nervinės sistemos, kalbu apie psichotropinius dalykus.
jeigu vat, mes panaudoję sunsetą negalim jausti, nu tiesiog, vat sakau, neturiu problemų, bet aš pajutau, ką jisai daro. Tai va, ir žodžiu, labai yra smagu kalbėti, labai smagu yra turėti tos produktus ir žiūriu, jau jie man ir pačiai eina biškai į pabaigą, bet labai džiaugiuosi, kad va, tie vandenų gausiu siuntą, tai žinokit, galiu pasakyti, spirgu kaip spirgas keptuvėje. Tiesiog su nekantriu laukiu. Laukiu dėl savęs, laukiu ir dėl kitų žmonių ir galėdama, kaip pasakyti, jiems pasiūlyti ir kai jie panaudoja, irgi va, turiu atsiliepimų iš tikrųjų ir žodžiu, ir apie kuriuos galbūt va, ir toliau va, sekančiuose zumuose tikrai pasidalinsim ir žodžiu, ir pasidalinsim, ir pasidžiaugsim, ir teiksim savo ir aplinkiniams viltį, kad mes galim gyventi ir džiaugtis gyvenimu, tai yra unikaliu ekologišku metodu. Tikrai taip, ačiū tau, mieloji, nuostabu. Tikrai labai visiems dėkoju, kas dalinotės. O dabar dar kartą pasisakysiu, kad kas dalinasi, sveiki, ane? Jie ne tik sveiki, jie ne tik sveikatina, va, kaip Reda sakė, kitus žmonės, bet jie dar ir susikuria savo pajamų šaltinį, apie kurį mes ir pakalbėsime. Tai labai ačiū už atsiliepimus ir iki kito karto.